Top lygą mes pradėjome praeitais metais, nes matėm, kad komandų skaičius gan nemažas, bet rezultatai buvo labai dideli ir skirtingi. Tai nusprendėm, kad optimaliai komandų skaičių padaryti iki 4 bent jau pagal rezultatus, nes net nei žiūrovui įdomu žiūrėti, jeigu didelis rezultatas, nei komandom įdomu kovoti. Šiemet kovos bus tikrai dar įdomesnės, nes susistiprino Kauno Žalgiris ir Latvijai tapo Latvijos čempionais. Kadangi Lietuvoje neturim labai daug stiprių komandų, kurios būtų panašaus pajėgumo, todėl kaip ir pasikeitėm praeitais metais jie tapo čempionais, tai vėlgi pakelia pačių varžybų, pačio reiškia turnyro lygį. Ir komandoms, aišku, žymiai įdomiau ir žiūrovams įdomiau, nes tos komandų lygiai apylygus ir kovos dažniausiai būna intriguojančios iki pat galo. Šiemet mes pavasario tauriai bandėm priimti dar vieną komandą Lietuvos, kuri praeitais metais laimėjo pirmąją lygą, bet matom, kad rezultatas vėl labai didelis, realiai imkim ten virš 50-0, tai realiai manau, kad ateityje leisim pavasario ratuose pabandyti komandai, pasilyginti ir jeigu komandos lygis ir rezultatas bus atitinkamas, tai tikrai nematom problemų priimti komandą į top lygą. Kuo daugiau komandų top lygoje, kuo daugiau aukštesnio lygio komandų ir stipresnių, tai manau pačiam regbiui tik tai geriau. Praeitais metais mes pradėjom ir transliuoti pačius highlightus, reiškia tos ištraukas įdomus grėbimai, įdomios atakos, trenerių interviu, žaidėjai, reiškia kapitonai. Ir manau, kad tas truputėlį gal kilstelėjo, nes matomumas ir pastebėjimas iš šalies, kiek teko girdėti, tai pakankamai geras. Tikslai, kad stiprėtų komandos, profesionalėtų komandos, nes kuo stipresnis lygis pačių komandų, kuo stipresnis lygis pačio turnyro, kuo didesnis interesuotumas iš žaidėjų, kuo reiškia didesnis dėmesys iš žiūrovų, tai manau, tuom ir laimi tas mūsų sportas, kad turi žmonės žaidžia, aukoja savo laiką ir mato, kad jie yra įvertinti. Ir žiūrovas, aišku, nori matyti kokybiškiausią vaizdą, kokį galima matyti. Tai mes stengiamės, kad tie dalykai atitiktų ir visi būtų laimingi.